Vaido, tai pirmi 42 km 3 sekundės, kaip tau? Aršus, kolegos aršus. Nenori paleisti lengvai. Aišku, mes irgi taip truputėlį sezono pradžia čiut prilaikom tokie atsargėliai, ypač pavojingose vietose. Bet, kaip sakyt, viskas labai artima. Tai čia skaityk, užtektų vieną sankryžą pračiuošti ir laisvas. Kita vertus, mano darbas dabar po mažais žingsneliais lipdyti. Svarbiausiai pliusai, nei minusai. Kaip ta gražutė? 140 km vidutinis, tai smagu. Prasipūst labai smagu, nes dabar retai gausi tokius greičio ruožus. Aš nemanau, kad tai yra pats saugiausias greičio ruožas, nes toks vidutinis jisai platus žvyrkelis, kur visą laiką pilna rankena, jisai turi savo rizikų, ypač mažiau patyrusiem ekipažam. Bet prasipūst smagu. Tai žodžiu, toksai panašu gal į kokius kražius, kur irgi ten kėlini pilna rankena. Tai va, bet šiaip tai kol kas viskas taip, reikia susikaupt važiuoti. Deividai, tai pirmieji kilometrai Lietuvos ralio čempionate su konkurencinga technika, kokie jie tau? Iš tikrųjų tai labai smagu, kad pagaliau prasidėjo sezonas ir pagaliau iš tikrųjų yra aišku, kiek mums trūksta ar netrūksta iki Vaido. Tai panašu, kad važiuojam tikrai labai panašiai. Manau, ir jisai daro klaidų, ir aš darau klaidų, bet ten, kur padarau, ten daugiau ir atsiliekam, tai tas ir matosi rezultatas. Ko trūksta? Nes per 42 km 3 sekundės, tai realiai vos. Trūksta, manau, kad tikslumo. Nes buvo ir pračiuošta beveik sankryža, ir panašių klaidų, kurios neleidžia būti arčiau, negu dabar esam. Ar būti priekį. Koks planas vykusiam greičio ruožam? Manau, toks pat. Nes ralis ilgas, dar tik 4 greičio ruožai. Turim dar likusius, net nežinau, labai jų daug čia dar liko. Tai planas tas pats, išlaikyti šaltą protą ir važiuoti lygiai su Vaidu. Rokai, pirmi 42 km kokie jie tau buvo? Šiaip tai galėčiau pasakyti smagus, gan slidus, bet čia, manau, žinai, kaip gal ta galva veikia ir panašiai toksai tie burbuliukai, taip man įdomiai, žinai, nes tokį turėjau vieną momentėlį, kur, tą greičio ruožą važiavęs ir važiavęs netgi su Škoda, tai kaip ir žinau, tai taip netikėtai kažkaip pabėgo. Tada dar vienam greičio ruožę pamečiau liniją, toks, ne momentas, bet toks, netikslus važiavimas, galim taip pasakyti, o tramplinas tas, kur pasiėmė tokią skaudžią auką, žinai, tai, žinojau, kad ten labai stipriai tai šoksi, tai per daug nusidusinau. Taip, tas važiavimas toksai, žinai, kažkoksai, nėra to tokio flow, nes man gal sudėtingiausia dabar tai yra pavaros, nes mes važiavom prieš tai su ilga greičio dėžė, o dabar važiuojam su trumpa. Ir gaunasi, turėjom testus Rokišky ant labai slidžios dangos, kur tu ten susijungi tas pavaras ir važiuoji, o šičia tas žaidimas bėgiais ir aš kartais susižeminu be reikalo. Toksai, neturiu to flow, bet po truputį gal užsibildinsim ir viskas bus gerai. Giedriau, kokie pirmieji įspūdžiai po pirmų 4 greičio ruožų? Labai gerai mūsų ta aura vidinė. Viduj, nes nelipom per save, trūksta tų sportinių kilometrų, kuriuos reiktų turėti važiuojant jau Lietuvos čempionate, tai mes savęs neprievartaujam, todėl tie laikai kažkiek yra blogesni, bet tikėkimės iki ralio galo, automatiškai, nelipant per save, atsistatys tas greitis. Kaip patys greičio ruožai Zarasų? Vienintelis dabar tas labai tiesus greitas, bet jis greitas ne tiek sudėtingas. Aišku, šnekant su normalia technika, bet jeigu prastesniais amortizatoriais, tas anas šaikai, nežinau, ar smagu ir ar gali atleisti klaidą tenais visiškai pilnu gazu. Vytautai, tai kaip tas oficialus sugrįžimas? Gerai, gavom krikštą iškart pirmam greičio ruože. Daug neaiškumų vis tiek, neaišku kaip važiuoti, kaip stabdyti, kiek stabdyti. Tai vienoje sankryžėlėje per daug pastabdyta, užgesintas motoras, nepalaikiau gazo ant gazo pedalo paspausti ir mašina užgeso. Mašina užgeso, liko trečiam bėgį. Trečiam bėgį nesugebėjau įjungti jo į pirmą, reikėjo šiek tiek pajudinti mašiną. Tai tam užtruko ten turbūt virš 20 sekundžių, 20-25. Tai
iš karto šaltas dušas, bet aš traktuoju šitą kaip mokymosi proceso dalį. Tai dabar vėl mokausi kiekvieną dalyką. Provėžoj nevažiavau dar iki šiol su šituo automobiliu, tai dabar jau provėžos pasirodė, kaip važiuoti irgi tokia spėjimo būdu, bet bandausi posūkį po posūkio. Kaip šoks, neaišku, vienur atrodo baisiai turėtų šokti, visai nepašoka, kitur šoka ir net nustebina, kaip lengvai leidžiasi, tai daug tokių pirmų kartų iš naujo supratimui, kaip ir ką gali šitas automobilis, bet jisai aišku stebina kiekvieną kartą. Tai Nedai, kiek pasiekei gražutėj? Reiktų pažiūrėti iš tikrųjų. Mes gavomės tiek paskui Lenką, kuris nusivartė, tai jau atskambinom į tą džempą ir žiūrovai jau rodė, kad jūsų pasirodymas baigtas šitam ruože. Tai nežinau, iš tikrųjų pažiūrėsim, smalsu. Kaip pats jausmas? Nėra, kažkaip neįsivažiuoju, neišsimiegojau gal. Aišku, nesikoncentruojam į kažkokį labai rezultatą, bet gali būti geriau. Tai net MKS garsas neišbudino? Ne, kažkaip gal po pietų.